Sveiki, šiandien norėjau pakalbėti apie kitą temą, tai yra apie korupciją. Ir dažnai su žmonėm kalbantis, aš užduodu klausimą, kur korupcijos yra daugiausiai. Ir atsakymų yra įvairių - politikoje, teismuose, ligoninėse, policijoje arba ten vidaus reikalų ministerijoje. Žodžiu, daug ką atsako žmonės ir šiandien aš norėčiau panagrinėti tą temą korupciją ligoninėse. Ir savo vieną iš galimų variantų kovai su ja, tai yra kovai su korupcija, šiai dienai pasirinkau Santariškių klinikas. Kodėl? Vienas dalykas, todėl, kad ten aš manau, nemanau, bet, sakykime, žmonės sako, kad ten yra daugiausiai korumpuotų medikų. Nesakau, kad tikrai ten jų yra, arba jie ten visi ima, arba ten baisu, bet sakykime. Imkim tokią hipotezę, kad ten gydytojai ima kyšius ir ten jų daugiausiai Lietuvoje. Taigi, sekantis šios istorijos siužetas, sakykime, mane paskiria Santariškių klinikos vadovu. Ir štai tą dieną, kai mane paskiria, surinko aš visus darbuotojus ir medikus, ir darbuotojus, kurie ten dirba, į vieną didelę salę ir pasakau, gerbimieji, mane paskyrė Santariškių klinikų vadovu tam, kad aš kovočiau su korupcija sistemoje. Sako, kad jos čia yra daug, ir prašė manęs ją išnaikinti. Aš tikiu, kad tarp jūsų yra dorų, gerų, sąžiningų, bet dėl visako noriu pasakyti, kad aš su to kovosiu griežtai ir žiauriai. Ir ką aš padarysiu, tai yra su tokiais darbuotojais ilgai nebendrausiu, vadinkim taip, ilgai mes nekalbėsim. Kalba bus trumpa. Bet aš tikiu, kad jūs esate profesionalai, geri, sąžiningi, dori ir jūsų šitas mano įspėjimas neliečia. Taigi, ačiū visiems uždėmesi, grįžkite į darbą. Ir, sakykim, grįžta visi medikai į savo darbo vietas, dirba. Viskas gražu. Tuo tarpu Santariškių klinikos svetainėje ir masinės informacijos priemonėse yra patalpinamas tiek telefonas pasitikėjimo, kuriuo galima spūsti, vadinkim, tiek interneto svetainė, kur galima nusiųsti žinutę. Štai vieną gražią dieną kažkas paskambina telefonu ir praneša, sakykime, kažkokia močiutė praneša, kad kokiai nors seseliai įdėjo į kišenę 50 litų kyšį. Kokiai seseliai pasako, kur, už ką ir panašiai, su kažkokiam tokiom detalėm. Tvarkau. Pasikviečiu aš pas save tą seselį į kabinetą ir, sakykime, jos vardas Inesa. Ir sakau, Inesa, labas, kaip sekasi dirbti? Sako, šauniai. Gerai. Kad šauniai sekasi, tik yra vienas toks mažiukas reikalas, supranti, man čia viena jėgutė į ausį pakuždėjo paukštelis, kad imitų kyšius, supranti, o aš per posėdį esu sakęs, kad susitikimas su visais ar ne, kad su korupcija kovosiu gan griežtai ir negailestingai. Ir štai tu paėmė 50 litų kyšį. Dėja, bet tau teks atsisveikinti iš to darbo. Kągi man pasakys Inesa? Greičiausiai jinai pasakys, neėmiau, tai netiesa, tai melas. Kitas variantas negali pasakyti, jūs neįrodysit, tai nieko nebuvo. Trečias variantas, aišku, aš ėmiau, atsiprašau, pasigailėkit. Kaip bebūtų, visus šitos tris variantus paėmus, taip, jokios tarnybos spec nedalyvavo, jokie ten speciniai, jokie pareigūnai, jokie antrankiai, jokie vaizdo medžiagos, nieko nėra. Iš tikrųjų, tas tiesa. Bet žinot ką, aš kažkodėl linkęs tikėti labiau tą močiutę, kuri paskambino anoniminiu telefonu, nei kad šita seselė, kuri dedasi nekalta ir sako, kad neėmė. Iš kitos pusės turbūt irgi puikiai žmonės supranta, kada kas galėjo imti ir kas neėmė.
taip, tikrai, nu, ta prasme, pasišnekėjus, apkalbėjus gyvenimą, pamačius, kaip kas charakterizuojamas ir panašiai, anksčiau ar vėliau vis tiek paaiškėja, žmogus yra meluojantis, įmantis arba ne. Tokių yra, ne? Ir ką aš tokiai seselį pasakysiu, žinai ką, na, gal aš ir neįrodysiu. Neturiu tiesioginių įrodymų, kad tu ėmei. Bet žinai, aš tikiu močiute, kad jinai sako tiesą, o tu paėmei tuos vis dėlto 50 litų. Ir supranti, ką aš tau siūlau, tai yra paimti dabar popieriaus lapą, na ir parašyti pareiškimą, išeinu iš darbo savo norų. Na ir jeigu tu pasirašysi ir išeisi savo norų, viskas tarp mūsų bus labai gražu. Gražu, taikiai, tu išėjai tiesiog iš darbo. Kitas variantas, kurį aš tau irgi galiu pasakyti, tai yra toks šiek tiek blogesnis tau. Tai yra nuo šios dienos, jeigu tu nepasirašysi iš darbo išeiti, ar ne, na, aš kitokiu būdu truputėlį su tavim pasielgsiu. Ką aš turiu minty, tai kiekvieną dieną, 8 ryto, kai tau prasideda darbas, ar ne, aš jau stovėsiu prie įėjimo į tavo darbo vietą, su laikrodžiu, jeigu nori, su chronometru, ir jeigu tu nors vieną dieną pavėluosi į darbą 2 minutės, 5 arba 10, ar ne, tu rašysi pasiaiškinimus ir gausi drausminę nuobaudą, ar ne. Net pastabą arba papeikimą, nežinia, bet gausi. Vėliau tu galbūt eisi kažkur pavalgyti, vėl grįši pavalgiusi, sakykime, pavėlavusi, vėl tu rašysi pasiaiškinimą. Paskui, aš manau, gali taip atsitikti, kad tu kažkada rankų nenusiplausi ir eisi ligonius lankyti, arba kažką tai savo darbovietėje susitepusiais drabužėliais eisi atlikinėti, kur būtina preciziška švara. Ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, už bet kokius tokius pažeidimus dėje, bet man teks tave bausti, kol galų gale vis dėlto pribręstas reikalas, kai tave teks atleisti. Teks atleisti už grubius, pasikartojančius dažnus pažeidimus. Taip, kad anksčiau ir vėliau, kaip pati supranti, turbūt teks tau iš darbo išeiti tik jau nebe savo noro už drausmės pažeidimus, o su tokia šlove kabutėse tikriausiai darbą bus sunku rasti. Tu sutinki su tuo, ar ne? Taip, tai gali pasirodyti šantažas, tai gali būti pasirodyti psichologinė prievarta. Taip gali būti, bet suprantate? Jeigu žmogus ima kyšius, su juo gražiuoju jau nebeišeina. Taip, iš tikrųjų, gal reikėtų teisingumą pasistelgti, STT ir panašiai, bet patys žinote, kiek medikų, kiek policininkų, ar ten teisėjų, ar ten politikų, toks skirtumas, bet kiek jų šiaip už korupciją yra pasodinti. Vienas kitas, taip. Ir tos priemonės, kurias šiai dienai siūlo specialios tarnybos, dėja, bet nėra labai efektyvios. Tai vat aš noriu grįžti prie mano istorijos. Manau, kad seselė išgirdusi mano antrą siužetą arba variantą, ar ne, vis dėlto sakys, supratau, padariau klaidą, rašysiu pareiškimą savo norų. Rašys išeis. Kas atsitiks toliau? Toliau tikriausiai atsitiks taip, kad tame skyriuje, kur jinai dirbo, visos seselės, gal ir kiti medikai, pradės kalbėti apie tai, kad žiūrėk, atleidinėja. Donatas atleidinėja iš darbo įmančias. Klausyk, gal jau nebeima. Gal neverta, nes matai, jokio gailesčio, jokio nieko ir štai paėmė kažkokius nekaltus 50 litų, gal net ir 20, ar ne. Ir dėja, bet merginos, moteris, gydytojai, žodžiu, neima. Jeigu atsitiks taip, kad kažkuri vėl paims, ar ne, gal kitam skyriui, ar ką, vėl procedūra ta pati, kaip supratote, ir tikriausiai su ją vėlgi teks atsisveikinti. Ir taip vieną, kitą, trečią atleidinėsim iš darbo. Nežinau, kurios vėliau ieškosis darbo, bet sakykime, kažkurios įsidarbys. Kas atsitiks toliau? Kažkuria prasme korupcijos sumažės, sakykime, ar ne, korupcijos kažkiek sumažės. Bet gali atsitikti taip, kad štai aš vieną gražią dieną mums telefonu arba internetu praneša, kad štai gydytojas, kažkoks chirurgas, anesteziologas arba nežinau, gal kažkoks garsus profesorius paėmė, tebūnie 500 litų kyšį, 1000 litų kyšį, tokį neblogą. Kyšį aš turiu minty, tai yra prieš kažkokį gydymą, prieš operaciją, ar ne, paimti pinigai už gydymą. Ir
sakykime, jis juos paėmė, ar ne, paskui aišku, kai operacija ir panašiai. Ir štai iki manęs tai dėja bedėjo. Aš pasikeičiu tą profesorių pas save į kabinetą ir sakau, sveiki, profesoriau, ten koks nors Vytautai, ar ne, kaip jums sekasi? Na, suprantama, man sako, neblogai, 30 metų čia operuoju, visus pažįstu, visi mane gerbė, dar laukia 5 operacijos, žodžiu, aš jau gerai man sekasi, laukiu nesulaukiu, kai galėsiu tęsti savo darbą. Ir čia aš jam sakau, klausykit profesoriau, dėje, bet man čia vienas paukštelis pačiulbėjo, arba iki manęs informacija tokia atėjo, kad jūs įmate kyšius, suprantat, ir jūs turbūt atsimenat mano susirinkimą, kuriame aš pasakiau, kad su korupcija medicinoje srity gan stipriai kovosiu. Na, dėja, jūs tai padarėte, todėl aš priverstas prašyti jūsų parašyti pareiškimą išeiti iš darbo savo norų. Ką man pasakys profesorius, kaip jūs galvojate? Aš galvoju, kad yra keletas variantų, ar ne? Kadangi jau kalba eina vis dėlto su aukštesnio lygio specialistų, jisai gali pasakyti keli atsakymų variantai. Vienas, pavyzdžiui, jūs nieko neįrodysit, nieko neturite, nieko čia nėra. Į ką atsakymas gali būti dvigubas, ar ne? Galima jam į akis truputėlį sumeluoti ir pasakyti, vis dėlto, žinot, gydytojo buvo tai užfiksuota, nufilmuota, tik šiai dienai aš nenoriu jums jo pakelti ir parodyti, kad nebūtų tai gėdinga, kol kas tai tik tai mano kompetencijoje ir tas žmogus, kuris jums įteikė tos pinigus, įrašęs visą tai, man atnešė, specialiom tarnybom aš to neperdaviau. Vienas variantas, ar ne? Ir gydytojas turbūt išsigas. Antras variantas, gydytojas man gali pasakyti ir taip. Ir tikėtina, šitas variantas tarp kitko tikrasis. Jis man pasakys taip. Klausyk tu, piemenėlė. Čia tik tai mėnesį dirbi direktoriaus pareigose ir jau kažkokias tvarkas statai. Jau tu bandai man įrodinėti, aiškinti, kai aš čia 30 metų dirbu, visi mane pažįsta, visi mane gerbė, aš esu visiems žinomas, savo ruoštų gydžiu ten aibę įvairiausių aukščiausio lygio žmonių, todėl tu niekas ir tu man nieko nepadarysi. Taip kad gal tu dirbi geriau savo darbą, berniuk, o aš dirbsiu savo toliau. Ir niekas niekam netrukdo. Na, kietas pasisakymas, sutikit su tuo, bet gal ir aš tam kartui turiu ką atsakyti, taip? Na ir ką aš pasakyčiau tokiam profesoriui? Tačiau žinai, kad profesoriau Vytautai, gal aš ir piemuo, gal aš ir 2 mėnesius dirbu, tik supranti, šiai dienai aš tavo vadovas ir aš tave priimu darbą ir atleidžiu iš jų. Ir ką aš to noriu pasakyti, gerbiamasis, į tavo vietą jau 5 kaip metai jaunimas, kuris baigė medicinos mokyklas, nori ateiti gydyti, dirbti, uždirbti, kelti kvalifikaciją, sąžiningai atsiduoti žmonėms ir vykdyti tą Hipokrato priesaiką. Tu tuo tarpu ją pamynei jau atsiprašant daug metų. Todėl tas kvapelis, kuris nuo tavęs jau sklinda, nepatinka ne tik man, bet ir daug kam iš tavo aplinkos. Todėl, ką aš galvoju, kad tau reiktų krautis savo daiktus ir neždintis iš šitos klinikos, kurią aš bandau padaryti gražią ir garbingą, ir ieškotis vietos kažkur kitur. O jeigu tu nori sužinoti, kokiu būdu aš su tavim žadu kariauti. Taip, aš ministrų gal ir nelabai pažįstu, gal ten aukščiausio lygio pareigūnų, taip, gal ir ne, bet man to ir nereikia, supranti, jeigu aš teisingai elgiuosi, tai, supranti, turbūt tiesa mano pusėje tau nepavyks laimėti kovos, supranti. Ir ką aš tau noriu pasakyti, nuo šios dienos aš kiekvieną dieną ateisiu į operacinę, žiūrėsiu, kokios tavo rankytės, ar tu eini su jom švariomis, ar tavo chalatas nėra suteptas, susitepęs, kažkoks tai purvinas, ar tu neini 3 kartą kažko operuoti, ar tu nedarai kažkokių klaidų, nesi kada nors išgėręs, pavėlavęs galų galiai tą pačią operaciją, nes jos turbūt griežtos ir net gyvybės klausimas, ar ten viskas įvyks.
žodžiu, kontroliuosiu ir kuruosiu tave. Ir jeigu tu nors vienoje vietoje kažkur kažką suklysi, aš tave bausiu. Taip, drausminėm atsakomybėm, drausminėm nuobaudom, papeikimais, pastabom ir galų gale pats supranti, kad, išdirbus galbūt ir 30 metų išlėkti arba atsisveikinti su darbu tokiu būdu, gėdingu būdu, manau, kad tau nebus malonu, todėl siūlau tau vis dėlto gerai pagalvojus apsispręsti, ar tu nori šito karo, ar tu vis dėlto gražiai pakėlęs galvą išeini. Po tokios mano litanijos profesorius, jeigu jis protingas, aišku, supratęs, kad taip, šiuo atveju jam kovoti su manim gali ir nepavykti. Jisai tikėtina parašys pareiškimą savo norų. Jeigu ne, suprantama, aš nieko prieš, kiekvieną dieną iš ryto atėjęs stebėti, kaip jis dirba, kaip bendrauja, kaip atlieka, ar pareigingas ir panašiai. Ir turbūt suprantat puikiai, kad dėja, bet ne visi, tarp kitko, ir aš galbūt tose pačiose direktoriaus pareigose ne viską laiku gerai atlikinėsiu, tas suprantama visiškai. Bet dabar ne apie turbūt Santariškių klinikos direktorių kalba yra, kaip mane, sakykime, o apie gydytojus, kurie ima tuos, sakyčiau, neteisėtus pinigus. Ir ką, profesorius tikriausiai parašys savo norų, arba vis dėlto man teks atleisti už drausmės pažeidimus, ko aš tarp kitko nelabai norėčiau, nes, taip, tokiu būdu tikrai 30-metė patirtis jo bus suteršta. Taigi, sakykime, jis parašė pareiškimą ir išėjo savo norų. Kas atsitiks toliau, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad atsitiks sekantis dalykas, kaip 30 ar 40 metų išdirbęs profesorius išeis iš Santariškių klinikos, kad ir savo norų. Į Santariškių kliniką subėgs žurnalistai. Taip, žurnalistai, įvairių žiniasklaidų atstovai ir ims klausinėti, kaip, kodėl, už ką, kas atsitiko, kodėl paliko ir taip toliau. Mano atsakymas iš tikrųjų bus gan paprastas. Kai aš atėjau čia dirbti, jeigu žurnalistai taip ateis klausinėti, aš pasakysiu, kai aš atėjau čia dirbti, aš aiškiai pasakiau žurnalistams, kad ir darbuotojams, visiems, kad aš kovosiu labai stipriai su korupcija. Taip, ir aš su jie kovoju, kaip man išeina, kaip man stengiuosi. Lyg ir grįžta pasitikėjimas gydytojais, medikais, lyg ir nėra tos korupcijos, aš tikiuosi, kad jos nėra. Jeigu yra, tai tikrai tie darbuotojai ilgai neužsilaiko. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad berods, kai kurie darbuotojai suprato mano mintis, mano norus, ketinimus, ir galbūt dėl tų priežasčių pakeitė savo darbovietę. Galbūt. Ir kaip jūs suprantate, iš mano kalbos žurnalistams aš tiesiogiai nepasakiau, kad visi, kurie išmesti, ėmė kyšius. Taip, tai yra šmeižto, kažkokio melo nėra ir manęs į teismą už tai padot bus sunku, ar ne? Bet to tarpu tarp raidžių, tarp eilučių galima suprasti, kad tie, kurie paliko darbovietę, kurie išėjo, buvo korumpuoti. Logiškai, taip. Tai tarp jų tikėtina ir tas profesorius. Tai aš tiesiogiai nepasakysiu, kad profesorius ėmė. Tikriausiai aš tokio mintim užsiminsiu. Kas atsitiks toliau? Profesorius tikėtina ras darbą kokioje nors privačioje klinikoje. Matyt, nes tokio žmogaus faktas lengvai kažkas nepaliks. Taip. Taigi jis išeis dirbti privačią kliniką, tuo tarpu jo vietą pas mus Santariškėse pradės dirbti jaunimas, kuris nori, siekia ir gali. Kas atsitiks toliau? Po to, kai žurnalistai jums apie tai kalbėti ir ta pati visuomenė, ar ne, apie tą korupciją, apie lyg ir jos išnykimą ar nykstantį dalyką klinikose, atsiraks ir kita šneka apie tai, kad į tą kliniką, arba tas klinikas, kur išėjo darbuotojai iš Santariškių klinikų, tos seselės įmančios kyšius, tas profesorius, ar ne, nuėjęs į kažkokią tai privačią kliniką, jeigu, sakykime, jis ten dirbti ir žmonės minutėj einantis į tą kliniką susimąstys, žiūrėk, iš Santariškių klinikos už korupciją išmetinėja ir jie čia ateina dirbti, ne? Ir jie čia ateina dirbti šitą privačią kliniką. Gal neverta eit gydytis čia? Santariškės jau apsivalė, ten dori, sąžiningi, pareigingi dirba, o čia tuo tarpu visi, nesakau atmatas, bet tie korumpuoti, tie blogieji, ir jie visi pereina dirbti čia, į šitą privačią kliniką. Gal neverta eiti, nes mintis arba idėja tokia susidaro, kad sumokėsiu pinigus, atsikelsiu po operacijos, nesumokėsiu, neatsikelsiu.
nesažiningi čia gydytojai, gal aš geriau neisiu šitą privačią kliniką. Ir kas atsitiks? Jeigu žmonės pradės mąstyti, kad santariškės gerai, o šita privati nėra gerai, tai tikėtina tos privačios biudžetai, pinigai, finansai pradės mažėti, trauktis. Taip? Na ir tikriausiai tos pačios privačios vadovas, gydytojas, privačios klinikos direktorius, matydamas skaičių kritimą, klientų kritimą arba perbėgimą į kitas klinikas, turbūt susimastys, o kodėl? Nu, suprantama, kažkada jam ateis ta mintis, kad matyt dėl to, kad aš priėmiau savo darbovietę tuos būtent korumpuotus, išmestus, atleistus. Taigi pasikvies jisai pas save į kabinetą tą profesorių, pasakys, profesorių, tu nepyk. Tu geras, tikrai geras, sąžiningas, bet supranti, kas yra, kai tu atėjai pas mus dirbti, pas mus klientų pradėjo masiškai mažėti. Todėl ką aš noriu pasakyti, gal jūs vis dėlto išeikite ir iš mūsų darbovietės, nes negalim nieko padaryti, srautai mažėja tiesiog ne vienom valandom. Nu ir ką, tikėtina, susikraus daiktus visi tas gydytojas, susikraus daiktus, na ir kur jisai važiuos, suprantama, į užsienį ir sakykim į kokią nors artimą Ameriką. Nes ten visą laiką visko laukia, ar ne, ten kosminiai atlyginimai ir panašiai. Sakykim, jis ten nuvažiuoja. Gerai, jeigu jam ten iš karto duoda operuoti ir sako, štai guli žmogus, eik pjauk ir daryk ir panašiai. Bet, o jeigu bus taip, kaip tikėtina bus, kad atėjus jam darbintis į kokią tai privačią kliniką, kažkas paklaus, aišku, tas pats vadovas, o kur jūs dirbote prieš tai? Ir jisai sako, kaip 30 metų operavau santariškių klinikose, na ir pastarosius ten metus arba 2 privačioj. Na, tikėtina, tas vadovas sakys, gerai, ačiū jums, na ir paskambins telefonu kam. Tai kam, žinoma, į santariškių klinikas ir paklaus, kaip tas gydytojas, kaip, čia pas mus atėjo į Amerikos klinikas gydytis, mes norim jį priimti, kaip jūs galite jį charakterizuoti. Na, turbūt suprantate, ką aš telefonu pasakysiu, tas vadovas gydytojas. Nesakau, kad ten viską baisaus ir melo, bet pasakysiu tiesą. Dėja, bet jis nesažiningas, nedoras, korumpuotas, jis negeras, jis nevertas gydytojo vardo. Kas atsitiks po to? Tikėtina, tas gydytojas pavirs nebe gydytoju, o šundaktariu ar veterinaru. Tikėtina. Manau, kad ten sažiningi žmonės Amerikoje pagalvoja apie tai ir apie savo tą pačią reputaciją ir nepasakys, dėja gydytojų jums nei kaip. Ir jeigu jis darbo ten neras, ir vis dėlto taps tuo, sakyčiau, veterinaru ar kažkokį šundaktariu, ar ne, tokį pavyzdį vėliau iškėlė kitiems gydytojams, profesoriams, specialistams, kas būna su nesažiningais, nedorais gydytojais, manau, korupcija santariškėse išnyks. Na ir jeigu taip atsitiks, bus valio, tai bus ta didžioji pergalė ir manau, nuo tos dienos santariškių klinikose jau nieks nebeims kyšių, o gaus savo pilnaverčius atlyginimus. Kitas dalykas yra gan doras sąžiningas, tai yra oficialiai interneto svetainėje toj pačioj santariškių klinikos galima atidaryti sąskaitą, į kurią galima pervesti pinigus, paramą kokią tai ar ne, gydytojams, kurie labiausiai nusipelnė klinikoms. Ir vėliau rašyti padėkas, ar ne, mane gydytojas Juozapaitis, koks tai, sakykime, išgydė nuo tokios ligos, ta proga jūsų kliniką sveikinu, kad jūs tokį turit gydytoją ir pervedė 200 000 litų. Suprantama, juk aš nelaikysiu tų pinigų savo kišenę arba sąskaitoj santariškių klinikos. Suprantama, atskaičius mokesčių ir nuo to 1000 viskas bus sumokėta tam gydytojui Juozapaičiui. Nuostabi štai istorija, todėl legaliai reikia įteisinti tokius dalykus, nesakau kyšius, bet tas padėkas ar ne, tą skatinimą galima įteisinti. Ir jeigu po to karto viskas taip klostysis gerai, štai mes turim klestinčią, puikiai veikiančią kliniką. Taigi, išvadas iš mano šios pateiktos pasakos. Darykitės patys, taip, čia gali kažkas daug iššūkių, daug klausimų, daug nesutikimų, taip tikrai. Mano iš tikrųjų noras ir yra toks sukelti diskusiją ir pažvelgti į tai kitų žvilgsnių. Jeigu tai kažkiek tai vaikam atvėrė akis ir kažkas galbūt net kažkokia dalim pasinaudo šią pasaką, tai valio
apie korupciją kitose srityse, galbūt pakalbėsiu kitą kartą. Iki.